Taigi, sveiki mielieji, su jumis Trading Inkubatorius ir aš Artūras. Po tokios, gal sakyčiau, ilgokos pertraukėlės pabandysim vėl padaryti šiokią tokią apžvalgą. Dabar tai žmonės rašė ir skambino, klausė, kodėl nedarau apžvalgų, tai todėl, kad tikrai metas yra nekoks ir prastas, kadangi aš esu prieš tuos lošėjus, prieš tuos kazikus, tai žetonų mes nemėtom, darbo su kazino nemaišom ir nuspėt, spėlioti iš tikrųjų yra labai sudėtinga tada, kada yra tokias fundamentas ypatingai iš Graikijos, kas liečia eurą, tai yra iš vis labai didelis chaosas ir šnekėt tam, kad šnekėt nesąmonės iš tikrųjų tikrai neverta, geriau kažką tai pasakyti naudingo tada, kada bus tam tinkamos aplinkybės ir tam tinkamas laikas. Ir tai jeigu kažkas įsivaizduot, kad traderiui, geram traderiui tinka kiekvienas laikas, tai jūs tikrai klystat, nes profesionalai neprekiaut tada, kada jie nori, jie prekiaut tada, kada jie gali prekiaut, tada, kada galima prekiaut. Nekalbu aš apie skalpingą, kuris tenais yra visai kitokia tema. Kalbam apie Forex rinką, ypatingai dabarties, tai joje yra labai daug šiukšlių. Ir to šiukšlės iš tikrųjų išdaužo daug stop lossų ir galiausiai tą depozitą gali nupjauti per vieną vasaros mėnesį ir iš jo nieko nelikti. Pradėsim nuo Australijos ir Naujosios Zelandijos. Bičas įdėjo nuotrauką. Kiek pamenu, šitas žmogus jau pas mus labai seniai grupėje, jisai labai, matau, pasiryžęs ir jisai yra pas mus užsiregistravęs į kursus rudenį, tai prižadu tau, Evaldai, kad tokių klaidų daugiau tu nedarysi. Tikiuosi, kad tu nedarysi, apie tavo visas bus papasakota. O visiems kitiems priminsiu tiem, kas pamiršo ir kas nežino, dėl to, kodėl aš prisikabinau būtent prie šitos vietos. Tai todėl, kad atkreipkim dėmesį pirmiausiai čia, tai yra 1, 2, 3, 4 kartai, tai yra 4 kartus kaina susiakumuliavo tom pačiam lygyje. Tiek teoriniai, tiek praktiniai dalykai kalbama yra taip. Jeigu kaina susiakumuliuoja tam pačiam lygiai daugiau negu 1 kartą, tai yra 2 kartus pradeda akumuliuotis ir korekcinį to antros tos vietos korekcinė banga pasikoreguoja daugiau negu 30% prieš tai buvusio impulso, tai jau galima traktuoti kaip pačią pradžią kanalo arba bet kurios kitos kainų formuotės. Tai yra kanalas, pleištas, vėliava, bet kas kitas, nes iš po tokių vietų iš tikrųjų gali prasidėti ir kainos platėjimas, ir kainos siaurėjimas, ir kainos, ir kainos kažkoks tai ta tokia korekcinė vėliava, tai atrodo panašiai gali būti labai daug visko nuo to momento, kada kaina akumuliuojasi bent jau 2 kartus. Šiuo momentu matom, kad kaina akumuliavosi 3 kartus ir 4 kartus ir net 5 kartus. Tai gerbėmieji, priminsiu, kad tai yra vadinama tiek teoriškai, tiek praktiškai pasiteisina jau 200 metų ir daugiau. Atkreipkite dėmesį, pasiimkite istorijas akcijų, pavyzdžiui, kurios yra prekiaujamos tenais nuo 60-40 metų. Tai atkreipkite dėmesį, kas vyko tada, kada kaina akumuliavosi 2 kartus toje pačioje vietoje. Tai vadinama yra kanalinių judėjimų. Taip? Šitoje vietoje mes turėjom double bottom, galima sakyti. Ir čia turim vėl didelį kiekį susiakumuliavusios kainos būtent čia. Tai yra pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Jeigu jį dėmesio netkreipiam, tai mes ir dedam FIBO tenais, kur mums labiausiai patinka. Ne. Pirma ir pagrindinė turbūt taisyklė FIBO yra tiems, kurie jį supranta ir tiems, kurie jį išmano. Pasakysiu arba priminsiu, kad kanaliniam judėjime Fibonacci dėti griežtai yra draudžiama. Dėl to, kad jisai nieko nerodo, jisai nieko nematuoja. Prisiminkit, kokia yra FIBO paskirtis ir ypatingai šio FIBO, kuris yra čia uždėtas, yra retracement, taip? Tai prisiminkit, kokia yra jo kam jisai yra sukurtas, kam jį sukūrė tokį tą FIBO. Tai jo uždėjimas čia yra iš vis net nereikalingas. Aš jau nekalbu, kad jisai neturėtų būti čia niekur, nei čia, nei jisai čia galėtų būti,
Jeigu, aišku, dabar aš jungsiu savaitinį grafiką, ir ten visiškai jisai nereikalingas yra šito vietoje, tai tiesiog norėjau pagrysti tai, kas yra čia padaryta, tai tiesiog evaldai žino, kad tokiose vietose Fibonacci dėti iš tikrųjų yra griežtai draudžiama. Tas pats grafikas yra ta pati pora yra savaitiniam grafike, stipriai 2014-2013 metais kaina akumuliavosi ties šituo lygiu. Tai totalus kanalas yra. Tai yra konkretus kanalas, kuris mums absoliučiai nieko nepasako. Ir čia kažką matuot, tai yra beprasmiška. Čia neveikia jokie FIBO. Čia FIBai negali būti jokie. Reikėtų įvertinti praeitą savaitę, kad ir toliau kaina sustojo ir užsidarė žemiau tos vietos, kur buvo ten labai daug kartų akumuliavusių prieš tai tam pačiam dieniniam grafike. Ir praeitą savaitę jau uždengė 1, 2, 3 savaitės. Tai tie, kas žino 4 savaičių žvakių tą formuotę, tai prisiminkit, tie, kas nežino, pasidomėkit, ir tai yra pakankamai stiprus signalas, kuris gali tiesiog užtrukti arba iki čia, kur bus sutapimas su jūsų FIBO, arba iki čia, arba iki čia, arba iki čia, arba net iki čia. Bet čia yra 1,00. Priminsiu, kad tas 1,00 buvo kada paskutinį kartą, tai yra niekada. Ir tai yra pakankamai stipri vieta. Tai greičiausia, kad čia kanalinis judėjimas gali įsimest ne tik tais čia, kur yra subraižyta pas tą žmogų šitoje vietoje, bet galbūt net čia kažkur ar čia. Ir čia apskritai visa šita vieta yra kanalas. Labai daug įsiplėčiau, 6 minutės, beveik 7 minutės. Važiuojam toliau. Visas kitas problemas, klaidas, kurias žmogus yra padaręs, aš jam tikrai paaiškinsiu rudenį. Turėsim 2 mėnesius intensyvių gerų mokymų. Euras ir Australijos doleris. Tikėkit jūs ar ne, nežinau, bet aš netikiu kol kas tuo, kad euras kris, tol, kol jisai kažkur tai nenukris. Euras ir Australijos doleris stipriai laikosi ties 1,400 lygių, tai yra, manau, pakankamai stiprus lygis. Price action šitose vietose labai daug, aš tikrųjų manau pasako, 1,400 pakankamai stipru, prasimušus čia kažkur, darant naujas aukštumas, ypatingai čia, aišku, čia 1,500, manau, kad bet kokiu atveju čia lygiai taip pat sėdim kanale ir čia prekiauti yra labai sudėtinga, reikėtų lysti į valandinius iš tikrųjų ir primest dažnai fundamentikas ir visus kitus dalykus. Sunku ką pasakyti, bet aš tikiuosi, kad euras, aišku, nežinom, kas bus po šiandien nakties, tai tiesiog sunku ką nors prognozuoti. Euras ir svaras. Kas juo prekiauja, tai įsidėmėkit 0,700 tikrai svarbus lygis. Tikrai svarbus lygis ir kol kas to lygio nepramušus iš tikrųjų nereikėtų nieko daryti. Trendas yra kol kas į apačią, bet šitas trendas yra tik ties korekcinė banga. Jeigu grafiką įsididinsite, matysite, kad tai yra tik ties korekcinė banga, kurie atėjus yra iš viršaus į apačią. Ir tai galbūt gali būti ir atstojus. Ir galbūt tai gali būti ir toksai variantas. Jisai įmanomas, bet kol kas juo pasinaudot taip, kad jisai atneštų finansinės naudos yra beprotiškai sunku, nes tikimybių teorija tai suveiktų, nežinau, čia reikėtų daug lengviau turbūt būtų išlošti kazino. USD ir Kanados doleris, čia daug kas pasipelnė tose vietose ir gerai padarė, daug kas pasipelnė tose vietose irgi gerai padarė, bet dabar matom, kaina vėl priartėjus yra prie stipraus 1,3, galima sakyti 0,0. Jeigu ir ne prie to, tai iš tikrųjų jau prie tikrai istorinių aukštumų. Ir kol kas reikėtų jį sustabdyti ir luktelt. Pas mus čia, kiek pamenu, buvo valandinė, mes buvom čia. Vat jie šito vieto, kadangi buvo darytos aukštesnės viršūnės negu prieš tai buvusias. Tai mes čia dar kažkiek tai pasipelnėm ir paskui viską užsidarėm. Australijos doleris ir USD toksai vienintelis variantas, kuris man yra vienas iš įdomesnių, nes po ilgo laiko 7,500 buvo pramušta. Bet ties tokiais lygiais reikėtų būti labai atsargiem, nes
gal tiesiog išsekimas toksai galbūt yra, nes čia labai tokios negražios žvakės susidėlioja, bet kokiu atveju mano supratimas labai aiškus yra, kad 0,7500 kaina kol kas, chebra, po šiai dienai žmonių daugiau nedomina. Ir tol, kol ta kaina jų nedomins, tol į pirkimus tikrai nežiūrėsim. Tai manyčiau, kad šitoje vietoje reikėtų ieškoti geresnių pardavimų, nes jie tikrai, manau, galimi. Savaitiniam grafike, pabandykim uždėti savaitiniam grafike. Savaitės tos tikrai labai gražios. Pabandykim įsivaizduoti, kad čia mes kažkur tai stabtelsim. Ir stabtelsim mes galbūt šitoje vietoje. Tai 7,00 mūsų, manyčiau, potencialas. Bet tikrai nevertėtų tikėtis, jog jis labai greitai ims ir ateis, jis galbūt dar darys korekcijas ir tiktais paskui kažkada tai eis į čia. Bet šitas variantas man yra pats priimtiniausias. Pažiūrėkit, kai buvo su šiam vienu, tiesiog jį prasimušė, pasitikrino ir pradėjo siekti 76, lygiai tas pats gali būti daroma ir čia kažkaip. Tai manau, kad čia vienas iš rimtesnių variantų. New Zealand ir USD. Tai yra mano metų pora, kurią aš kalbėjau, tai nuo metų pradžios jinai yra pakankamai nemažai nuvarys į apačią ir kol kas aš dar tikiuosi ir toliau, kad jinai važiuos į apačią. Visas trendas iš tikrųjų realiai yra jos kylantis ir čia yra tik korekcinė banga ir ta korekcinė banga, manau, kad dar kažkurį tai laiką važiuos į apačią. Bent jau aš to tikiuosi, 700 buvo labai stiprus. Nebuvo gal labai stiprus, bet jisai toksai buvo fiksuotas, kurį buvo, bet tuo atveju tai buvo labai apvalus skaičius. Apvalus skaičius tikrai turi didelę reikšmę. Dabar tai vis prie tokių 50-ukų artėjam. Ir kol kas tai dieniniam grafike matau ir toliau jisai nelabai nori kilt. Kol jisai nekyla, tol mes jo nepirksim, kai jisai pradės kilt, mes jį pradėsim pirkti. Kol kas mes jį, manau, tik pardavinėsim ir potencialas mūsų dar yra iki šitos vietos 6,4, 6,5, galbūt labiau būčiau linkęs šitą porą pardavinėti. Taigi kol kas tiek, čia ir taip užtrukau ko ne 13 minučių, tai manau, kad jau atsibodo visiems klausyti. Priminsiu visiems, kas dar nežinot, jog šio mėnesio 23 dieną visus besidominčius Forex prekybą, akcijų prekybą kviečiame į neoficialų tokį susitikimą, kuris vyks amatininkų užeigoje, tai yra Vilniuje. Tikrai turim nemažai registracijų ir tai labai puiku, tikiuosi, kad bus šaunus vakarėlis. Tiesiog atsipalaiduosim ir pabendrausim, kaip aš sakau, prie alaus arba prie taurės vyno. Visus, kurie neusiregistravo ir kurie nori sudalyvauti, tiesiog tokioje laisvoje diskusijoje, prašau registruotis ir susitiksim 23 dieną. Taigi šiam kartui tiek, būkite labai atsargus, išnaudokite gepus, kurie būna, kas apie juos supranta, tikrai gali daug pasinaudoti jais. Išnaudokite gepus ir tikiuosi po šio savaitgalio, tai yra po šiandien sekmadienio, labai didelių kažkokių tai gepų nebus, bet iš tikrųjų gali būti visko, tiesiog bus labai įdomu pamatyti pirmadienį ryte atvažiavus į darbą, kas vyksta. Kol kas iki.